Kokie pasikeitimai įvyko profesinėje veikloje, būtent susijusioje su krepšiniu? Įvyko procesai tokie, kad nepavyko susitarti su Ežerūno komanda, kurie žais šiemet MKL. Būtent su jų vadovybė teko kažką galvoti, nes visą laiką norėjau žaisti MKL su savo komandą ir radom bendrą kalbą su pačiu Šarūnu Marčiulioniu ir šiemet man garbė būti jo komandos vadovu, bendrasavininku ir žaisime kartu su Marčiulionio akademijos jaunimu NKL pirmenybėse. Iš mano buvusios komandos žais būtent keli žaidėjai, Niparavičius Kulbis, pridėjome dar Trepočką Vaidą, LKL patirties turintį žaidėją, Lengviną Evaldą. Manau, neblogas derinys gausis. O kadangi pats Šarūnas tiesiog vis buvo už, kad duoti visišką laisvę vadovaujant NKL komandai, tai man šitas pats procesas bus priimtinas, todėl ir taip išėjo. O dėl to, kad grįžom į sostinės pirmenybės, tai tiesiog gyvenimas tai padiktavo, planavom nebežaisti, bet yra mūsų komanda panašaus pajėgumo pakankamai nemažai žmonių. Kadangi NKL pirmenybėse pagrindė žais 12 žaidėjų, kažkaip tai tas jaunimas nesinori, kad baigtų karjeros, todėl kokie 8-10 žmonių turėtų sudalyvauti sostinės A lygoje. Nes jie yra visi moksleiviai ir manau, kad pilnai tenkintų tą limitą, jiem pagrindė po 18-17 metų yra. Na, tikrai nebus jinai stipresnė negu pernai ar užpernai. Manau, kad šiemet nebus pagrindinis mūsų tikslas ten būti ketveriukė ar dar kažką. Tiesiog norime apšaudyti jaunimą ir iš to jaunimo, kuris gerai pasirodys, galbūt dalis vėl sugrįš į pagrindinę MKL komandą Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją. O sostinės A lygoje jie turės puikią galimybę tai įrodyti. Ir jeigu bus pajėgesni už savo kolegas iš NKL, galės juos pakeisti. Čia tokia kaip piramidė daroma yra. Tikslas pagrindinis yra ugdyti Lietuvai gerus žaidėjus, krepšininkus ir tiesiog toks kaip ir klubo interesas juos užauginus išleisti platesnius vandenis. Tai iš to, manau, turėtų naudos ir pats klubas ir patys žaidėjai. Na, nežinau, kiek jie patems tam lygiai, nes tikrai, kiek pernai teko stebėti, dar tas akademijos jaunimas buvo žalias, ten stebuklingų rezultatų nerodė. Bet mano kaip direktorius pareiga yra juos priversti pakilti aukštesnį lygį, tai manau pasistengsim tą padaryti. Dar galbūt pažymėsiu, kad sostinės komandai vadovauja Vilniuje visiems žinomas ekspertas Gintaras Šavėla. Tiesiog žmogus yra didelis entuziastas pačio NKL klubo akademijos, kaip ir toks psichologinis rėmėjas, palaiko komandą, patarinėja treneriam, man kaip direktoriui, todėl manau, kad verta žmogui sudaryti sąlygas, turėti ir kaip ir savo kažkokią vyralazdę. Ir tegu vadovauja, aš ten šiemet tikrai mažiau jau kišęs negu anksčiau, nes orientuosis į NKL pirmenybės.